Ketvirtadienį mes turėjome maldos pamaldą. Grįžau namo, mano vyras ten stebėjo vieną pamokslą ir aš šiek tiek prisijungiau prie jo. Žinote, kad pabaigoje buvo pasiūlymas. Paklauskite apie savo Dievo žemę. Na, aš paklausiau. Laikas buvo 1:30. Aš paklausiau, bet Dieve, jis turi laiko. Žinai, jis tiesiog mane taip pakėlė. Čia mes buvome virtuvėje, kai atsiklaupiau, greitai atsinešiau lankstinuką, turėjau melstis kalbomis. Ji tiesiog vaikščiojo tikriausiai daugiau nei valandą. Nestop, nestop. Ir buvo supratimas, ką viešpats nori daryti. Aš tiesiog sėdėjau ir tiesiog įrašiau. Tik mano vyras pasakė, dabar aš jau spausdinu. Aš jam sakiau tik, duok man dar vieną lapą, duok man dar vieną lapą, duok man dar vieną lapą. Mes padarėme sakramentą. Ir tada žodis apie Baltijos šalių valstybės. Žodis apie Baltijos valstybės, apie Dievo planą, apie Dievo pabudimą. Bet mes visi laukiame pabudimo. Ir štai ką aš ką tik gavau, tai yra kažkur kaip Dievo žodis, kažkur kaip supratimas, kažkur kaip vizija. Viskas vyko tiesiai į gabalus ir aš nuolat garsiai kalbėjau kalbomis. Aš niekada to neturėjau. Kalbų klausime jį kalbėjo ir tuo pačiu metu įrašė informaciją. Ir jį negalėjo sustoti, ir aš jį išleisiu. Pirmas dalykas, kurį viešpats palengvina mažų Baltijos valstybių tautų nepilnavertiškumo sindromą. Nepilnavertiškumo sindromas. Aš niekada apie jį negalvojau, nes esu dideliuose žmonėmis, o mažos tautos turi puikią ateitį. Be to, tiesiog pirmasis asmens tekstas yra tiesus. Aš nematau, kur tu dabar. Aš žiūriu, kur tave vedu. Dėl išstumimo turėsite mažai vietos. Estėjas Lataliva, tu esi mano rankoje. Jūs esate mano raudonas mygtukas pasauliui. Tik dabar Dieve, čia jis davė man tokį įvaizdį, mano branduolinį mygtuką Baltijos šalyse. Kai spustelėsiu tave, pasaulis sprogs. Tai bus mano sprogimas. Bangos eis palei Baltiją. Aš ką tik mačiau čia Baltiką. Jį tiesiog sujaudino viskas gerai. Aš suprantu, kad bus kažkoks plataus masto veiksmas. Visą Baltijos šalį dengia ugnis. Tai yra pagrindinė vieta. Ištraukos tiesiog dingo. Dainavimo lauką Taline apima Dievo šlovinimo ugnis. Tada pamačiau, kad iš Baltijos jūros jis pakyla kaip monstras. Tai yra tiesiai iš jūros ir šis kilimas prasideda ir vanduo, jis labai sandariai, o Izaijo žodis viešpats nužudys jūros monstrą. Aš tai girdėjau tiesiogiai ir įrašiau. Taip, 27 Izajos ir dabar jis pakilo tiesiai. Tai pakilo ir po to man pasidarė taip lengva, kad to nebuvo. Mes neturėjome to daryti. Man tapo taip džiaugsminga, kad šis Dievas prisima save. Ir aš tą akimirką buvau labai laiminga. Mes galime tai pasakyti tik, nes beje mes jau daug kartų turime šiuos tekstus taip ir atnešėme Afaną, mes tvirtinome. Taigi jis pakilo tiesiai iš Baltijos. Nužudys monstrų jūrą. Ir žinote, jūra taip nusiramino. Teikį, jis norėjo paveikti šių respublikų procesus. Tai yra, paprastai tai kontroliuoja šiuos procesus. Aš ką tik tai supratau. Jis kontroliuoja šiuos procesus, kas ten vyksta. Ir visos Baltijos tautos yra Dievo veido užgarbinimą. Ir tiesiogiai įsakymas iškviesti Dievo ugnį Baltijos dalyje. Ji užsidega. Ten yra vienaragio greitis tarp Dievo žmonių. Žmonės paprastai, pasak jų, šiauriniai žmonės, jie yra lėti. Čia Dievas suteikia vienaragio greitį. Tai yra greitas jo planų judėjimas. Baltijos valstybėms. Tamsoje vaikščiojantys žmonės pamatys didelę šviesą. Mirtingoji šviesa gyvena pavėsyje, gyvenančioje šešėlyje. Po gaisro potvynis. Ir žuvis valant jūrą, Baltijos žuvys pradeda patekti į krantą. Kiek jau esu apie šią žuvį, aš turėjau šią žuvį, kad meldžiausi už Rusiją, kad... Kaip ženklas net paklausiau Dievo apie tai, kaip buvo, kai atėjo Jėzus, pirmasis ženklas, ką jis davė. Jie visi pagavo žuvis dideliais kiekiais. Aš jau paprašiau ženklo būti Rusijai, kad sugaunama daugybė žuvų. Taigi aš tiesiogiai pamačiau tai iš Baltijos jūros, žuvys mėtė tiesiai ant krantų. Taigi jo yra daug, tai yra tada, kai monstrų nėra. Taigi, Kaliningradas yra tarsi Rusijos jėgos kirvis Baltijoje. Mes visą tai žinome taip, tokią hackneyed frazę. Bet kokia prasme? Toliau, maldoje sujunkite Baltijos valstybės ir Rusiją. Dievo žemėlapyje tarp jų nėra ribų. Visai ne. Dangus turi savo žemėlapį ir tarp Rusijos Baltijos nėra ribų, ir aš suprantu, kad tai turi suprasti dvasinę prasme taip. Mūsų ribos, jie paprastai yra apie bet ką, jie yra nieko. Ir kodėl Kaliningradui visai palikta Rusijai?
Ši vakarų siena riboja šią teritoriją, kurią užfiksuos šis gaisras į Ramųjį vandenyną. Čia jis tiesiogiai panaikinamas turi tokią frazę, tarp valstybinės šventosios dvasios judėjimo ribas. Nes kaip aš manau, šventoji dvasia nebeturi jokių ribų, tačiau iš tikrųjų demoniški valdovai stovi virš sienų. Virš kiekvienos valstijos, virš regiono, virš teritorijos yra demonų valdžios institucijos. Ir patvirtinti šių ribų panaikinimą šventosios dvasios judėjimo riboms yra labai puiku. Tai yra visos ribos, noriu, kad mes juos tiesiog ištrintume. Įsakyti kažkieno vėjui sustoti. Yra svetimų vėjų, kurie pučia, o ne Dievas. Ir paleisti Dievo vėjo kintamąjį Baltijos dalyje. Ko jie nesitikėjo, tai sprogs. Na, žinoma, žmonės laukia, taip, Olga Dmitrievna pasakė. Taip, Katreinas, taip, jis laukia ir laukia antrojo pabudimo Baltijos valstijose. Čia galite tiesiog sąžiningai pasakyti, aš niekada nežiūrėjau šią linkmę. Ir kai aš pradėjau kalbėti viešpats apie ką nori kalbėti, turėjau Baltijos valstijas, pradėjau tik įrašyti ir viskas. Viešpats išlaisvina Baltijos valstybės ir užpildo save. Nes iš visų krovinių pertekliaus jis nori ją išlaisvinti. Bet mums visiems to reikia. Kur jis nori ateiti, žinoma, jis tai daro. Aš padarysiu visus mano kelius. Visa karalystės Baltijos valstybių infrastruktūra. Tada pamačiau viziją esančią virš Baltijos. Štai kaip Baltijos žemėlapis rodo, kad dangus atidaromas toks portalas. Jie pradeda, žinote, kai lėktuvas nuvažiuoja, ten išeina skirtingos rezervuarai. Galbūt klasifikacijos yra blogai suprantamos. Apskritai, jie pradėjo išeiti kaip visureigių transporto priemonės, kai kurie automobiliai, rezervuarai, kai kurie kompleksai. Visi kariniai ginklai tiesiai iš šio portalo. Kaip ir Baltijos valstijose, viskas nusileidžia. Toks nusileidimas iš dangaus. Portalas yra atviras ir viskas ten nuėjo. Judėjimas prasideda į rytus. Baltijos valstybės yra strateginis Dievo plano taškas. Tai yra Dievo nusileidimo vieta. Pagrindiniai nesuskaičiuojami dangaus kariuomenės būriai seka paskui jį. Priešais liūto reklamjuostę. Čia Leva matė tiesiogiai. Judas eina į rytus. Vamzdžiai skamba. Dievo buvimo lava užpildys viską su juo į Ramųjį vandenyną. Palaimintas, kad nebejojate. Ir aš girdėjau, kad laikrodžio mechanizmas bakstelėjo sekundės. Žinote, kai mokestis jau nustatytas, sekundės juos skaičiuoja. Ir aš girdėjau šį garsą. Tai jau labai arti. Ir po to, kai išgirdau šį beldimą, pamačiau sugriautą lokį. Jis ėjo tiesiai į mane. Ir aš supratau, kad tai yra dvasia, kurią Rusija, kuri labai pasipiktino tuo, kas jau įvyko ten Baltijose. Ir jis labai nelaimingas. Taip, komanda pašalinti lokio galę virš Rusijos. Jis kontroliavo Rusijos ir Baltijos šalių tautų atskyrimą. Ši galia paimta. Ir aš tiesiogiai mačiau šį lokį. Žinote, kuris buvo vairuojamas mugėse, tai yra su snukiais, jis ten šoko, tada jis apsirengs sijoną, tai viskas. Čia turėtų būti pateiktas toks pateikimas. Tiesą sakant, tai yra prototipas, kuris Rusijoje visada buvo paleistas dėl dvasios, kuri valdo. Visos žemės, kurią aš jau atėjau naktį, kuri kada nors buvo susijusi su Rusija, bus uždengta Dievo ugnimi. Štai pabudimas. Todėl kartais sakome, kiek respublikų buvo Sovietų sąjungoje, kiek buvo, aš iškart prisiminiau Rusijos imperiją, Lenkiją, Suomiją. Jie visi pateko ten. Dievas turi savo planus, kurie. Viešpatie padeda man melstis ir nieko nepamiršk. Melskimės apie tai. Aš tikrai žinau, kad tai ne aš, čia yra 100%. Noriu pasakyti, viešpatie, atleisk, jei aš, gal išgirdau ką nors ne taip, kažkas, galbūt aš visiškai nesupratau. Atleisk man už tai, išleisiu, kad galiu.